Iš tikrųjų, staiga suteiktą žodį ir aš suprantu, kad čia įžangai gal galima būtų ir labai apsiriboti trumpų žodžių. Iš tikrųjų, dauguma mūsų yra prieš porą metų vyriausybės sudarytos pažangos tarybos nariai, kur ir diskutuojama apie Lietuvą po 20 metų, 30 metais. Na ir ką galėčiau pasakyti, tai pirmas dalykas, po 20 metų mes švęsim tas PMI 40-metį ir tai bus didelė visai Lietuvai šventė. Tai iš anksto noriu sveikinti ir su 20-mečiu ir su 40-mečiu. Antras dalykas, tai yra tam tikri dėsningumai, kurie matyt galios ir sekančius 20 metų. Kai mes sudarėm pažangos tarybą prieš porą metų, tai teko atkreipti dėmesį į vieną paprastą faktą. 2000 metais Lietuva šventė nepriklausomybės 10-metį. Lietuva buvo ištikusi pakankamai gili ekonominė krizė, man teko vadovauti vyriausybei. Prabėgo dar 10 metų, šventėm nepriklausomybės 20-metį. Lietuva vėl buvo ištikta gana gilios ekonominės krizės ir man teko vėl vadovauti vyriausybėje. Tai aš galiu pasakyti, aš žinau, ar tai gali būti svajonė, ar nesvajonė, bet aš galiu tęsdamas tą, taip sakant, fiziko, aritmetiko ekstrapoliaciją, galėčiau spėti, kas bus 20 metais ir kas bus 20 metais. Matyt, kad neišvengsim vienokio ar kitokių krizių, švęsim nepriklausomybės gražius jubiliejus ir galim spėlioti, kas bus premjerai. Tai čia tokia paprastoji dalis mąstant apie ateitį. Bet jeigu kalbėti rimčiau, tai labai trumpai aš gal galėčiau tik keletą dalykų pasakyti, ką ne vieną kartą esam kartoję ir pažangos tarybą. Na, mano įsitikinimu, tai mes tikrai turime suvokti, kad gyvename ir gyvensime sekančius 20 metų 21 amžiui, kuris turi keletą labai aiškių charakteristikų. Tai yra labai greitos kaitos, technologinės kaitos visų pirma amžius. Technologinė kaita duoda labai stiprų poveikį ir visam ekonomikos vystymuisi ir visuomenės gyvenimui. Ir tai reiškia, kad greita kaita yra neišvengiama duotybė, su kuria susidursim per sekančius 20 metų. Pačios įvairiausiose srityse. Antras dalykas, 21 amžius yra globalios konkurencijos amžius. Ir pasaulis, kitaip sakant, darosi mažas, plokščias, kaip įvardina kai kurie politikos ekspertai, kitaip sakant, viskas vyksta čia pat ir vietoje, labai stipriai įtakojant vieniem reiškiniam kitus reiškinius. Na, iš to galima padaryti labai aiškias išvadas, kokie laukia mūsų iššūkiai. Mūsų laukia iššūkiai kaip tik būti pasiruošus tokiai kaitai, pačiom įvairiausiam prasmėm ir nebijoti kaitos, ir kartu galvoti, ką turime išsaugoti tokioje kaitoje, ir kartu nebijoti globalios konkurencijos. Ir čia aš matau pačius didžiausius iššūkius, visų pirma mūsų visuomenės savijautai, savivokai ir tam tikram mentalitetiniam susivokimui, nes mūsų pačių nepasitikėjimo savim ir netikėjimo ateitim dozė, ko gero, yra šiuo metu per didelė, kai galvojame apie tai, ar mes esame pasirengę būtent tokiem iššūkiam. Tai yra greitos kaitos iššūkiam ir globalios konkurencijos iššūkiam. Nes norint globaliai konkuruoti ir norint nebijoti kaitos, tu visų pirma turi, taip sakant, neturėti tos baimės jausmų. O tam, kad to neturėtum, turi visų pirma gerai pažinti. Ir iš kur ta kaita ateina, kokia ta kaita ateina, ir pažinti, su kuo turi globaliai konkuruoti. Ir niekas geriau to pažinimo negali padaryti, kaip tik tai šlovingas tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas.
Jūsų vaidmuo per sekantį 20 metų tik didės ir stipresnis. To sveikinu. Ačiū premjerė, profesorius Karosas. Aš norėčiau tokį kaip ir klausimą gal. Aš suprantu tai, ką pasakė gerbiamas premjeras. Tai yra svarbu, aš tai labai dažnai girdžiu įvairiose auditorijose, įvairiais atvejais, įvairiom progom. Bet vienas daiktas, kuris mano galva susijęs su tais visais pokyčiais, kurie mūsų laukia, ir su mūsų, taip sakyti, susivokimu tuose pokyčiuose, arba greitų reagavimu tuos pokyčius, yra pilietinės visuomenės branda. Dėja, šitų aspektų, žiūrėdamas į mūsų 20 metų praeitį, čia nekalba apie šitą garbingą institutą, tai nėra susijęs su juo, bet apskaitai mūsų valstybė, šitų aspektų mes dėja esam pakankamai liūdnoj padėti, sakyčiau taip, o tuo pačiu tada ekonominių iššūkių ir visų technologinių naujovių, taip reagavimas į jas ir taip toliau, jis tiesiog, mano galva, susijęs su šituo aspektu, apie kurį mes labai mažai kalbam, bet tik dėl to, kad jis yra tikrai skurdus. Taip nesimčiau apibendrintai pasakyti, kad pilietinė visuomenė Lietuvoje taip, mes iš tikrųjų visada turbūt galim konstatuoti, kad pilietiškumo, pilietinio aktyvumo, susivokimo galėtų būti ženkliai daugiau, bet aš nesimčiau konstatuoti, kad šiuo požiūriu mes nesam objektyviai sąlygotoje būsenoje. Priešingai, aš galvoju, kad mes esam jauna demokratija, jauna pilietinė visuomenė, gyvenam ir pergyvenam jaunai demokratiniai visuomeniai būdingus augimo sunkumus, lūžius, sviravimus ir kitus dalykus, ir gal net ir tuo požiūriu neturėtumėm savęs vertinti perdėm savikritiškai. Savikritiškumas yra labai svarbi savybė, bet savikritiškumas kartais Lietuvoje perauga ir į tam tikrą, pavartočiau žodį savijautą, kas nėra geras dalykas. Tai aš matau visus, taip sakant, visus pagrindus, visus pamatus matyti, kiek pasiekėm per 20 metų, tai vertinti objektyviai su savikritikos doze, bet kartu matant ir kiek daug buvo pasiekta. Ir todėl matau ir sekančių 20 metų, tame tarpe ir pilietinės visuomenės raidoj, labai gerų perspektyvų. Jūs, merė, iš tiesų pasižymėjote savo politinėje, ne tik tai politinėje veikloje, ne vieną įdomią idėją, kartais kontroversiškai vertinama, kartais ne, bet kuriuo atveju naujos idėjos yra visada naujas blokelis į namų statymą. Geriau jos negu jokių. Tai kokių jūs idėjų matytumėt Lietuvai po 20 metų, žinant, kad kalbate jaunai bendruomeniai, kuri nori ir savo vietą matyti ar projektuoti po 20 metų? Pirmiausia, noriu pasveikinti su gražiu jubiliejumi, 20 metų, tai tikrai jau net keista, kad jūs tik spėjot nugyventi. Tai rodo, kad laikas greitai bėga ir be abejo atsiprašau, kad dėja neturiu galimybės ilgiau dalyvauti diskusijoje, nes šiandien turime pasirengimą į posėdį prieš biudžeto priėmimą trečiadienį. Žinot, kas žino, kas yra biudžeto tvirtinimas, tai yra sudėtingas laikotarpis, todėl man dabar pakilti ir nueiti į diskusijas apie ateitį nėra lengva. Tam reikėtų šiek tiek tokios normalesnės arba draugiškesnės galbūt situacijos. Na, o kalbant apie Lietuvą bendrai, sakykime, esamą mūsų padėtį, čia šiek tiek buvo truputėlį pasikeista nuomonėmis, tai aš tikrai manau, kad Lietuva per tą 20 su trupučiu metų padarė labai daug. Ir manau, kad kiek mes daug esame padarę ir nuėję, visi, turime į Lietuvos žmonės, verslas, mokslas, pagaliau tos pačios ir politinės partijos, galima suvokti, kiek mes turime nuėję diskutuodami su užsieniečiais, kurių valstybių istorija šiek tiek daugiau negu mūsų paskutiniu metu turime nepriklausomos valstybės istoriją. Ir kada pakalbį paaiškini, kas mes buvome prieš 20 metų ir kur mes dabar esame, tai daugelį tikrai daro įspūdį, kad mūsų žmonės yra tikrai kūrybingi, gabūs, orientuoti į tikslą ir žino, ko nori ir kaip to nori pasiekti. Pamenu, kada berods 2003 metais Dalai Lama lankėsi antrą kartą Vilniuje, man teko garbė jį priimti, nes tuo metu
oficiali valdžia dėl santykių, nenorėjo pagadinti santykių su Kinija, nes turėjo būti planuojamas vizitas, negalėjo priimti Dalai Lamos. Tai tada šiuo atveju sakau, gerai, tai mes tai priimsime Užupio Respublikoje, o Užupio Respublikai Užsienio reikalų ministerijos negalioja nurodymai. Tai man patiko jo labai citata, kurią aš tikrai prisimenu iki šiol. Jis buvo antrą kartą Lietuvoje, jis buvo prieš 10-11 metų. Jis pasivaikščiojęs po Vilnių, pamatęs miestą, atsistojęs ant Rotušės laiptų, pasižiūrėjo ir sako, žinot, sako, aš matau, kad jūsų žmonės moka naudotis laisvę. Ir manau, kad tame pasakyme yra labai gili prasmė. Pirmiausia, turi būti laisvė, nepriklausomybė, o mes jau tikrai matyt mokame, kaip ją pasinaudoti, kad kurtume geresnį gyvenimą, gerbūvį, gyventume savo idėjas ir svajonės ir taip toliau. Ir gal čia buvo kalba, premjeras paminėjo įžangoje Lietuvos 2030 metų viziją. Tai šiuo atveju iš tikrųjų ten surašytas geras tekstas, yra tikrai geros mintis, idėjos. Ir matyt, niekas negalim paneigti, kad mes norėtume gyventi Lietuvoje, kuri būtų sumani šalis ir kurie būtų gera gyventi ir be abejo būtų gera dirbti. Tai matyt, tikslas aiškus. O tada reikėtų perėti prie kito dalyko, nebe prie vizijų, o prie priemonių sąrašo, kaip mes galėtume pasiekti, kad tie 3 tikslai, kurie čia yra įvardinti, atvirumas, kūrybingumas ir atsakomybė, taptų pagrindu viso to, ką mes darom. Ir matyt, čia be abejo studijuoja tos dalykus, dėl galbūt negu aš, visi žinome Richardą Floridą, kuris Creative Class arba Creative Cities ideologas yra, ir kur man tenka dažnai domėtis jo mintimis, kada kalbame apie kūrybingus miestus. Jie yra labai vardinės, kad visuomenė būtų kūrybinga, reikalingi 4T teorija. Tai yra Tolerance, Territory, Technology and Talents. Tai matyti, apie tai reikėtų kalbėti, kaip mes galėtume būti tokia šalimi, kuri būtų tolerantiška pirmiausia. Mes negalim kalbėti apie atvirą arba kūrybingą visuomenę, jeigu mes esame netolerantiški. Ir šiandien matyti Lietuvoje yra tai, kad žmonės, kurie turi idėjų ar minčių ir nebijo jas pasakyti, susiduria su ypatingu, sakyčiau, pasipriešinimu arba galbūt netgi menkinimu. Todėl tokioj visuomeniai, tokioj aplinkoje, tokioj terpėje auginti kūrybiškumą arba kūrybingą asmenį, kuris drįstų svajoti ir leisti negalotai gyventi savo svajonę šitoje šalyje, nėra taip paprasta. Ir manau, kad mes čia ypatingai politikai prie to turėtume labai daugiau prisidėti. Ir čia būtinai noriu pacituoti Antanos Maceinos vieną rašinį, toleranciją, aš jį pacituosiu, nes manau, kad kalbant apie ateitį, turime pradėti nuo to. Cituoju, tolerancija paprastai žmonės vadina svetimos nuomonės gerbimą. Sutinkat su tuo? Technika. Sutikime su tuo, čia Maceinos klausimas. Bet kokiu būdu turėtų tas gerbimas pasireikšti? Gerbimas nėra tylėjimas. Gerbimas turi būti veiksmas. Gerbimas turi būti kova su negerbimu. Ir negerbimas paaiškėja tuomet, kai nemokama skirti priešo asmens nuo jo idėjų. Ir vietoj puolus priešo idėjas puolame patį asmenį. Tai yra negerbimas ir netolerancija. Kas to išvengia, kas moka garbingais ginklais kovoti su idėjomis, neliesdamas asmenų, tas yra tolerantiškas. Tolerancijos esmė – gerbti asmenius, kovoti su priešingomis idėjomis. Tai aš manyčiau, kalbant apie ateities Lietuvos viziją, ir reikėtų. Galim diskutuoti ir ginčytis dėl skirtingų idėjų, prieštrauti joms, bet turime išmokti tolerancijos esmės, atskirti tai nuo asmens. Na, o kada ir būsime tolerantiški, tada be abejo visuomenė bus ženkliai atviresnė ir brandesnė ta pati bendruomenė. Kūrybiškumą mes turėsime ženkliai daugiau negu dabar, ko mums reikia. Kodėl mūsų lietuviai išvažiavę į Angliją, Airiją, kitur yra pakankamai sėkmingi, todėl kad ten yra ženkliai tolerantiškesnė, atviresnė aplinka idėjams. Tai jie gali savo kūrybingumą realizuoti ten. Tai norėtųsi ir tikrai nebejoju, ne tik kad norėtųsi, nebejoju, kad Lietuvoje tikrai bus galima savo kūrybiškumą taip pat realizuoti čia. Tai manau, kad tokia galbūt mano įžanga būtų. Vladas Lašas esu ir inžinierius, ir dėstytojas, ir verslininkas. Norėčiau prisiminti, prieš keletą metų mes pabandėm padaryti tokį dalyką, kad vadovams nereiktų daug galvoti versle, skiriant, didinant atlyginimus, sakom, gal pabandom kiekvienas tegul pasiskiria atlyginimą pats.
na, tai atrodė utopija, bet mes tą padarėm ir ne kartą ir pasirodo, paskui apie tą daug kam teko ir pasakot. Tai pradžioj atrodo neįtikėtina, bet kai pasitikė žmonėmis, jie tą pasitikėjimą įvertina ir supranta, kad iš tikrųjų tą atlyginimą gali pasiskirti, suprasdamas visas realybės, kurios yra. Ir aš sakau, galbūt mes, kaip visi piliečiai, irgi tą norėtume turėti. Kas nenorėtų? Tiksliau, kas norėtų pasiskirti atlyginimą pats, būsimieji darbuotojai? Ar stipendiją patys? Ar yra norinčių? Bet riba nustatyta jūsų bus, ar ne? Tai norėčiau ir premjero, ir gerbiamo mero paklausti, galbūt mes galim skirti 5 ar 10 metų, kad vyriausybė ir kartu visuomenė pasiruoštume ir mokesčius pasiskirtume kiekvienas pats. Juk iš tikrųjų tai atrodo utopija, bet kiekviena nauja idėja iš pradžių yra tokia. Bet tai viską aš noriu paklausti. Tai kaip pasibaigsis atlyginimais, kaip pasiskirstė žmonės, matas įdomu. Taip. Apie tą istoriją yra paskelbtas firmas turbūt iš Lietuvos universitetų mokomasis business case arba lietuviškai reiškia mokomasis atvejais, todėl jeigu kurie dar studijuosi tą, aš nenoriu atskleisti visų kortų, bet tai europinis anglų kalba vadybos atvejais, kaip mes tą padarėm. Meras paskirs. Aš galiu gal ir net pratęsti, nes panašiai esame darę kažkada savivaldybė, berods 2005 metais. Vilniaus miesto savivaldybė buvo pirmoji, kuri sukėlė į internetą visų darbuotojų atlyginimus su visais priedais, aišku, nerašant pavardės, pradedant nuo darželio, tai tam, kam moka miestas atlyginimą, visų atlyginimai buvo sudėti nuo darželio valytojos iki įmonių vadovų. Tačiau prieš paskelbiant tuos atlyginimus, kol susirinkome duomenis, prieš paskelbiant turėjau labai įdomią situaciją. Kada pradėjo eiti įmonių arba padalinių vadovai, ypatingai aukštesnio rango, sakydami, žinot, mes norėtume susimažinti atlyginimą. Kodėl? Todėl, kad buvo per didelė disproporcija tarp įmonės vadovo ar ten ir finansininko, kurie galėdavo nuspręsti, o dar kolektyvas nežinojo. Tai tas žinojimas mums padėjo labai staigiai spręsti atlyginimų dydį, nes tikrai žmonės bijojo reakcijos iš aplinkos. Todėl, ką ponas Lašas yra pasakęs, aš manau, kad kiekviena laisvė, kuri duodama, jinai nėra lengvai realizuojama, bet kuriuo atveju tai yra geriau, negu bandyti viską reglamentuoti, aprašyti ir visą kitą. Ir galbūt šiandieniniai situacijoje, kas man labiausiai kliūna, kad mūsų valstybės, sakyčiau taip, mąstymas arba įstatymų leidyba eina į maksimalaus reguliavimo kryptimi. O kada yra maksimalus reguliavimas, visų procedūrų aprašymas, prasideda problemos. Tada vėlgi dingsta kūrybiškumas, galimybė priimti sprendimus, pagaliau prisiimti už tai atsakomybę. Taigi jūsų eksperimentas, manau, kad turi gerą pradžią, kurį galima būtų pabandyti. Ir aš galvoju, kada mes teiksime kokią nors, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybėje naują viešą įstaigą arba įmonę, nuo to ir pabandysim. Patys atlyginimus nusistatysit. Ir duosime žinią, kaip tai padaryti. Aš tai tolerantiškas visom idėjom ir viskam galėčiau pritarti. Tik tai aš įsivaizduoju, kad sekantis žingsnis bus tas, kad savivaldybėms turėsim pasiūlyti pačiom nusistatyti savo biudžetus. Kiek jos norėtų turėti išlaidų ir taip toliau. Tai gali atvesti tam tikrą prasme prie praradimo to, kas per kelis tūkstančius metų buvo sukurta kaip civilizuotos ir pilietinės visuomenės savivaldos tikri instrumentai. Tai yra, kur yra deleguotos teisės tam tikriems sprendimam priimti ir visuomenė priima tai kaip tam tikrą vidinės taikos palaikymo instrumentą. Norėčiau suvesti keletą dalykų iš kalbėtojų minčių. Mes išgirdome minčių apie skepsį, mes išgirdome minčių apie silpną pilietinę visuomenę, apie drąsos stoką, apie netgi savinieką tam tikrą ir apie reguliavimą, kuris žlugdo kūrybiškumą. Gal čia mūsų yra kultūrinis bruožas? Gal mes iš tiesų savo kultūroje turime konstruoti savo naują įvaizdį, drąsesnį? Ar kultūrinės patirtys, aš norėčiau paklausti, gerbiamo Arūno Gelūno, mums gali padėti, gal mums iš tiesų reikėtų
atsižvelgti ir į platesnę pasaulio patirtį. Jeigu neklystu, jūs esat susipažinęs su Japonijos patirtim gana detaliai, gal iš tiesų ir ten yra tam tikrų dviračių, kurių mums nereikia atrasti. Ar po 20 metų jie mums padėtų save mažiau menkinti ir būti ne tik kultūriškai drąsesniais, bet ir kūrybiškesniais. Taip pat pradėsiu nuo sveikinimo Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutui. Ir kai atskaičiuoju tuos 20 metų atgal, išeina 92 metai. 92 metais, prisimenu, su grupe kitų europiečių studentų lankėmės 10-ajam Europos jaunimo parlamento suvažiavime. Man kaip jaunam dailininkui tai buvo labai netikėtas kontekstas, bet galiu palyginti savo jauseną tuo metu ten tarp jaunų politikų ir suvažiavusių vakariečių iš visos Europos kaip Lietuvos atstovas tuo metu ir, sakykime, šiandien, kai tenka nuvykti į įvairias šalis ir nebūtinai kaip ministrui, šiaip kaip piliečiui, kaip Lietuvos atstovui. Tai aš pasakyčiau, kad kelias, kurį per 20 metų mes nuėjom tiek kultūriškai, tiek mentaliteto prasme, tiek elementarios psichologinės jausenos, kaip lietuviai pasaulyje prasme, aš manau, jis yra milžiniškas. Nes jausmas būti 92 Strasbūre su vagnorkėmis kišenėje, su visiškai negalėjimu pateikti jokių faktų apie savo kraštą, kurie bylotų ką nors prancūzui, ispanui ar net ir tam pačiam šiauriečiui, yra visiškai nepalyginamas absoliučiai su šiais laikais, kai, sakykime, prancūzų kultūros ministras tau vardina tų faktų daug gausybę ir apie tavo teatrą, ir apie tavo mokslininkus, ir apie pagaliau Lietuvos žemėlapius, kurie liudija Lietuvos seną buvimą pasaulyje. Taip kad aš manau, ta trajektorija yra nueita. Ir kultūrinė tapatybė, kultūrinis angažavimasis, aš manau, jisai be jokios abejonės gali padėti žmogui aktyviau veikti ir geriau jaustis vien todėl, kad jisai, visos kultūrinės veiklos jos suaktyvina sąmonę. Ir ta pati japonų visuomenė, ji be galo gerbia kultūros žmonės ir teatralus, ir bet kokius estetinę pridėtinę vertę kuriančių žmonės, vien todėl, kad jie nuo mažens patys gana aktyviai tą praktikuoja ir mato tą atspindį aplinkoje. Taip kad aš manau, kalbant apie kultūrą, ne kaip apie objektą, į kurį galima spoksoti, ar jo galima klausytis, bet kaip apie veiklą, kurią galima pačiam praktikuoti. Ir man atrodo, sovietinė mokykla tuo ir pasižymėjo, kad jie kultūrą traktavo kaip kažkokį objektą, kurį ten galima analizuoti. Tuo tarpu, kai vakaruose žmonės grojo džiazo ansambliuose, instrumentais, užsiėmė tapybą, turėjo labai turtingą bazę ir jie patys daugiau veiksmiškai tame dalyvavo. Tai atsakymas, ar gali mus padrąsinti kultūrinės pamokos, ar gali suteikti kažkokios potencijos kurti Lietuvą toliau, aš vienaprasmiškai atsakyčiau tik tai taip. O iš japonų vargu ar mes ko nors pasimokysim, dėl to, kad istorinė tradicija susiklostė visiškai kitaip ir mums Bushido etika, samuraiška etika tam tikrais aspektais galbūt ir gali praversti, bet paprastai visi vakariečiai nuvažiavę į Japoniją, jie pakraupsta tos tvarkos griežtumu ir, sakysim, pakankamai normatyviniais, tokiais įstatančiais tave į vėžes dalykais, kurie lietuviui būtų tikras košmaras. Aš manau, kad gerėtis Japoniją iš tolo, arbatos ceremonija, nauja architektūra ir Mitsubishi automobiliais yra kur kas lengviau ir suprantamiau, negu bandyti save įdėti į tą geležinę discipliną, į visiškai reglamentuotus jaunimo ir vyresnių santykius, vyrų ir moterų santykius. Manau, kad ne vienas čia sėdintis pakrauptų, pamatęs, kaip pagyvenusi moteris užleidžia jaunam džentelmenui metro vagonėlyje vietą, dėl to, kad vyro vieta toje visuomenėje yra visai kita.
Bet... Gerai šitai. Geresnė negu mūsų, žinokit, to kartu. Bet... Grįžtant prie vizijos, tai aš vis dėlto galvoju, taip yra saviniekos ir bandymo sumenkinti, bet žiūrėdamas aplinkui aš prisimenu vieno savo kolegos profesoriaus pasakymą, kad sako, man tai baisu žiūrėti į šiuolaikinius studentus, man jie tokie kaip užsieniečiai. Sako, laisvi kažkokie tai. Tai aš manau, kad šita karta, kuri čia sėdi, kuri yra užaugus, yra neatpažįstamai kitokia ir viskas su jais gerai ir drąsos ir kūrybingumo prasme. Bet įsivaizduoti kažką dinaminėje, taip sakant, dinaminėje perspektyvoje yra be galo sunku. Ir 19 amžiuje tokie filosofai kaip Bergsonas ir Viljamas Džeimsas yra sakę, kad žmogaus protas labai tiksliai įsivaizduoja stabilias esybės, pastatą, stalą, suolelį, parką, bet labai sunku įsivaizduoti dinaminės kaitos trajektorijas ir kaip mums suprojektuoti dokumente tą kaitą, kad žingsnis po žingsnio mūsų ir sąmonė ir visuomenė nueitų tą kelią, kurią mes užprogramuosim šiandien, kad jinai nueitų. Tai čia yra pagrindinis iššūkis. Nes čia jau dabar visiškai baigiu, kaip ministras neretai susiduriu su tuo, kad įdedamos didelės lėšos į pastatą, pavyzdžiui, atrestauruotą dvarą. O kas ten įvyks, kokios funkcijos, ką su juo darysim, visiškai niekam nesvarbu. Ir per laiką jis nusėda dulkiam. Tai aš manau, kad mes neretai daug kur taip galvojam. Infrastruktūra, pastatai, materialios esybės, sukišam labai daug energijos į tai. Bet kaip kūrybingai, kaip tame veiks gyvi žmonės ir ką jie vienas kitiem pasakys ir kokią vertę sukurs. Aš manau, kad čia ir yra kūrybingas atsakas ir jo poreikis. Ir apie tai net žodžiais labai sunku kalbėti, nes, kaip sakė tas pats Bergsonas, žodžiai yra priderinti prie stabilių esybių, prie tų pačių daiktų. Stalas, kėdė, namas, visuomenė, pilietinė visuomenė. O kas toj pilietiniai visuomeniai? Kaip reikia šypsotis vieni kitiems? Kaip reikia pakviesti šašlykus kieme iškepti, kad visiems būtų gera draugė? Čia tie receptai yra žymiai sunkiau duodami. Tai, nežinau, aš atsiprašau, aš neatsinešiau PowerPoint'o šiandien, nes tikėjausi, kad viskas tekės savo vaga ir galbūt vėliau dar susuktis. Ir panašu, kad mes krypstam vos ne filosofinės problemas apie materijos ir dvasios dermę. Ir kadangi ministras tiksliai identifikavo, lyginant mūsų Japonijos visuomenę, turbūt paviršutiniškai dėl laiko stokos, kad tie normatyviniai pareigojimai mus padaro arba Japonų akyse drąsesniais, laisvesniais, gal netgi akiplėšiškesniais kažkiek. Tai remdamasis šitą prielaidą ir šituo teiginiu aš dabar bandau surasti tų drąsių žmonių, kurie norėtų kažką paklausti. Buvo kalbama apie jaunimą. Štai. Tai prašau, tikrai prisistatykite. Ir ar mes mikrofonų neturime auditorijų? Aš galiu pabandyti garsiai. Tulanytė, čia pačio universiteto teisės fakultetas, buvusias teisės katedros, dabar teisės institutas. Pratęsdama apie tą pačią Japoniją ir pavyzdį su močiute užleidžiančia vietą jaunuoliui ir apie tai, kad tai galbūt šokiruotų mus, tai vat aš jūsų visų čia sėdinčių taip pat už šito diskusijos stalo, kur mes diskutuojam apie Lietuvos būsimus 20 metų, norėčiau paklausti, ar vat jūs nesijaučiat, kad ir mūsų visuomeniai labai akivaizdžiai trūksta, tarkim, bent vienos moteriškės, kuri papuostų jūsų šitą diskusiją. Labai gerai, kad vyksta reformos, nes jos iš esmės bando vienokiais ar kitokiais ideologiniais ar pragmatiniais principais spręsti esamas problemas. Kaip sakiau, idėjas, reformas galima kritikuoti, galima nesutikti, arba kaip meras, cituodamas Maceiną, pasakė, nereikia visko priimti ad hominem, o reikia žiūrėti į pačias idėjas. Tai liberalioji idėja, jos taikymas švietime ir moksle, jo raidoje reformuoja. Ar jinai sukala
kuoliukus ir užbrėžė raudonasias linijas, kad po 20 metų mes matysime ne tik tai reformos vaisius, bet ir tą Lietuvą, kuri bus sumanesnė, kūrybiškesnė ir visokia esnė, kaip numatyta 2030 Lietuvos strategijoje. Gintarai, kaip Jūs manote? Ačiū labai. Esmė gali būti ir priešinga kryptim. Jeigu naudot priesagas ir žodžių priedėlius, tai bet kokiu atveju aš džiaugiuosi, galėdamas jubiliejų švenčiančiam institute pasidžiaugti, kad pusė mano karjeros dešimtmetis buvo būtent instituto gyvenimo istorijoje čia kartu su šia bendruomenė. Ir aš džiaugiuosi, kad tai visada yra terpė, kur yra gerų idėjų apykaita, labai skirtingų požiūrių sankirta. Ir šiandien aš galiu tik tiek pasakyti, kad buvo minimi konkretus atvejai. Ir aš manau, mes esam turbūt pavargę ar nebetikim net ir labai tikinančiai žodžiais, gražiai, patraukliai, ne tik surašytais, bet ir mėginamais pristatyti, nes tas nuovargis yra tame, kad, ką ir kiti sakė, ir Artūras Zuokas, mes norim matyti aišku judėjimą į priekį. Ir ko gero, tiktų čia atliepti išsakytą mintį, ar tikrai mes esam įsijautę į reglamentatorių vaidmenis, ar kaip tik matom ir darom veiksmus, kurie leistų, sakykime taip, šitam alma mater ir šitam institutui žinot, kad gyvenant savo galvą ir nuo jūsų priklauso. Taip, kaip iliustracija, jau kuris laikas, o nuo šių metų pradžios visos aukštosios mokyklos žino, kad ne valstybė nustatinėja atlyginimus. Tai yra pačios bendruomenės vidaus klausimas išspręsti šitą dalyką be jokių vyriausybės nutarimo ar reglamentavimo. Taip, mes galime užduoti klausimą, kiek konkreti organizacija bendruomenė yra gebanti tos sprendimus priimti iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, kad tai taptų suvokimu, kad nuo mano darbo rezultatų ir priklauso mano sėkmė. Ta pati, kalbėdamas ir apie studentų stipendijas, mes pasakėm, kiekviena konkrečiai aukštoji mokykla, net ir padalinys, gali nuspręsti, kokio dydžio, kam ir kokias stipendijas ir už ką mokėti. Arba kaip vertinti dėstytojus ir už tai numatyti skatinimo mechanizmus. Tai jau yra tampanti reali mūsų veikimo praktika ir aš tikiu, kad tai mūsų akademinės bendruomenės supranta ir priima kaip galimybės atsakingai ieškoti savo terpėje sprendimų ir žinot, kad pastangos yra palydimos tame tarpe motyvavimo dalykais. Žinau, kad yra klaustukų kelyje atrandant visiems suprantamus, skaidrius sprendimus ir žingsnius, bet manau, mes esam pakankamai stiprus ir šiam kontekste. Mano dar vienas pastebėjimas be abejo būtų, žiūrint į situaciją, kiek mes dabar Mindaugo užduotą terminologiją kuoliukus kalame, be jokios abejonės savo darže sunku būti pranašu, bet kokiu atveju aš manau, kad aiškiai supratę, ką mes norime pasiekti, turime irgi unikalią galimybę tai daryti šiandien ir netidėlioti rytdienų. Kūrybiškumas buvo čia kaip pjūvis aiškiai vardintas ir aš manau, kad su tuo mes turbūt sutiksime visi, nes po 20 metų darbo rinkoje bus turbūt pusė žmonių darbinta tokiose srityse ar specialybėse, kurių galbūt net šiandien nėra ruošiama. Ir tai mums be abejo sufleruoja, kad nebėra iššūkis, kas prieš 10 metų atrodė kaip kelrodė žvaigždė žinių visuomenė arba žinių ekonomika. Dabar veikiau jau mes turim kitus orientyrus ir 2030 strategijoje atradom žodį beveik tai atliepinti sumani ekonomika. Ir vėlgi tai yra prisirišimas žodžiais prie dalykų, kuriuos mes norime įpakuoti. Pradedant bendrojo lavinimo ir mokykla, taip aš manau, kad kūrybiškumui po truputį dedam pagrindus, išlaisvindami ir kasdienį mokytojo darbą ir duodami svertus, atvesdami geriausias patirtis ir praktikas ar Britų ar kitų šalių, kaip atrakinti ne meninę, kūrybišką sielą, bet apskritai, bet kurioje srityje, bet kuriame dalyke, kokios orientacijos jaunas žmogus turi minti savo svajonių, savo talentų prasme jis bebūtų. Ir aišku, manau, kad šiandien tai, kas mokykloje palaipsniui turbūt judės į priekį nelengvai, yra ir kartų dalykai, yra ir noras matyti visoje švietimo sistemoje, kad tau yra duotos instrukcijos, ką tu turi visas 45 minutės per pamoką daryti,
ir geriau jūs nepalikit man laiko kitkam diskusijai, kalbėjimui ir aiškinimuisi. Bet aš galiu pasakyti, jeigu 10-mečiais šnekant, taip, dabartiniai 20-mečiai po 20 metų busit tos kartos žmonės, kurie galbūt net ir dar greičiau turėsite svertus įgyvendinti tai, ką dabar mūsų kartą mes turim, bet be abejo, sąsaja ir tasa tarp tų žingsnių, nedidelių žingsnių, turės ir turi būti. Ir baigdamas tik tiek galiu pasakyti, kad laikau didžiausių iššūkių apskritai sulipdyti tuos daromus darbus, net ir dalykus, kuriuos mes jau turime padarę, pasiekę į apčiuopiamą visumą. Ir keisti tą psichologinį klimatą, kuris, atsiprašau, šiandien yra tiek pasiekęs depresuojančią būseną, kad apskritai mes laikome blogo tono ženklų, jeigu nors nepasidadavosime net ir kontekste, kur galbūt visai tai nėra būtina padaryti. Todėl aš laikyčiau tikrai didžiausių iššūkių tuos 20 metų mums nugyvent taip, kad mes savo gebėjimą ir savo sėkmės kūrimą sugebėtumėm sudėti tam tikrą visumą. Ir tikrai tada mes matysim, kad gyvybingumo, potencialo, alkio pergalėms yra tikrai daug. Puiku. Tai iš tiesų mes kalbėdami apie švietimą ar mokslą daug skiriame jam dėmesio, ne tik dėl to, kad mes esame švietimo ir mokslo įstaigoje, kuri užsiima pedagoginę veiklą ar moksliniais tyrimais, kurie analizuoja visuomenės, siūlo normatyviškai receptus, ieško dėsningumų, bet su tuo visų pirma būtent susiduria čia esantys tiek mūsų instituto darbuotojai, tiek žinoma patys studentai. Aš nekalbu vien tik tai apie tai, su kuo jie susiduria reformos, bet aš manau, turbūt reikėtų kalbėti apie tą psichologinį klimatą, apie tą jauseną, kurį jie turi ir kiek jie galvoja, kaip po 20 metų jie galės jaustis. Dėl to norėjau paklausyti, kas norėtų sureaguoti ir pakomentuoti gerbiamo ministro, kitų mokslo ministro pasisakymą ar tam tikrą iššūkį. Man kilo viena mintis, aš noriu paprovokuoti. Iš tikrųjų, viskas buvo puiku ir finalinė frazė, kad esame pasiekę depresuojančią psichologinę būseną ir nenormalų klimatą, kažkaip tai privertė, bet rezonuoja su Abišalos atsakymu. Aš galvoju, čia aš nejaučiu to klimato, grįžęs pas save į ministeriją nejausiu, mane ten supa normalūs puikus žmonės. Šeimoje grįžęs taip pat nejausiu. Tai kaip aš sužinau, kad aš esu tame klimate, iš kur aš gaunu duomenų. Čia provokacija, aš manau, į ją galima atsakyti, bet kas man pasako, kad aš tame klimate? Nes mano idėja apie Financial Times buvo daugiau, kad pas mus žiniasklaidų iš tiesų pakankamai yra daug ir kritinių, ir probleminių, ir negatyvių pozicijų. Va, tai ta prasme, natūralu, kad yra įvairių, bet gal mes linkę, nežinau, sociopsichologai paskaitų, tai daugiau mes linkę esame akcentuoti neigiamus dalykus, nes nuo senų laikų neigiamus naujienos labiau pritraukia reklamą, bet nesigilinsiu į tai. Taigi, ar klausimų kažkokių būtų iš studentų ar kitų dalyvių ministrams, jau reikėtų sakyti, juolab, kad Gintaras yra dirbęs šią pedagoginį darbą, pas mus ir Ramūnui ir man tenka klausyti paskaitų teisės tematikoje. Tai kaip ir... Taip, prašau pristatyti. Sveiki, aš esu Martynas Pilkis, šio instituto studentas. Gerbiamas ministrė, norėjau jūsų paklausti, tai kokie būtų konkretūs žingsniai, kurie galėtų mus vesti link to psichologinio klimato pagerinimo? Vienas iš dalykų, kuriuos jūs šiek tiek minėjot savo kalboje, buvo, kad kiekvienas žmogus turėtų suprasti, jog jo pastangos yra atlyginamos. Tai yra, pavyzdžiui, mokytojai dar labai neseniai skundės, kad palyginus su statybininkais jų atlyginimai yra juokingi. Bet čia tik vienas pavyzdys. Kokius konkrečius tokio atlyginimo už pastangas atvejus mes galėtume įvardinti? Reikėtų supaprastintai suprasti, aš kalbėjau apie motyvaciją kaip pagrindinį dalyką, suprantam, kad po 20 metų aš nebejoju, kad šitoje šalyje ir šita visuomenė turės kritinę masę žmonių, kurie supras, kad aukštasis išsilavinimas ir kokybiškas išsilavinimas nėra tai, ką valstybė turi tavo laiduoti, o tai yra tavo asmeninė investicija į savo sėkmę ir karjerą pačiom įvairiausiom prasmėm. Visuomenėje, manau, bus žymiai mažiau žmonių, kurie galvos, kad daugelį kitų viešųjų paslaugų mes turime gauti vien už tai, kad esam vienokie ar kitokie.
Ir aš galiu ryštis prie konkrečių dalykų, ką šalia, na, sakykime, finansavimo dalykų, kas neretai gali būti siejama, na, sakykime, jeigu mes tikimės, kad iš to vienoks ar kitoks bus siekis, ypač jeigu mes kalbame apie tokius finansavimo mechanizmus, kurie yra skaidrus, diegiantis konkurencijos principus ir leidžiantis per tai pasiekti geriausių rezultatų, kaip tai yra, na, sakykime, taip, vyraujančioje ekonomikoje pačiose įvairiausiose srityse, taip ir švietime, taip ir sveikatoje, taip ir kitose srityse, ten, kur mes turime sisteminius savo nepadarytus namų darbus, ten mes ir matom, kad tie sektoriai netampa pažangos, na, sakykime, taip, varikliais arba visuomenės gyvenimo kokybės augimo, na, sakykime, taip, laidais. O kalbant apie bendrą lavinimą, ar mokytojus, ar kitus paminint, tai be abejo labai yra įvairių mokytojų, bet aš manau, kad mokytojų rūpi ne tik tai jo atlygis, ten lyginant su statybininku ar dar su ko nors, bet terpė, kurioje jis galėtų jaustis, kad tai yra, na, sakykime, įdomu. Ir aš visada sakau, jeigu tu dirbi darbą ir bedavojas, kad kažkas aplink tau, na, su visa šita kaita primeta gyvenimo būdą, ir tu su juo nespėjai, klausimas yra toks, ar tu gali savo mąstymą, ir aš padidinu kiekvieno žmogaus mąstymą, pasukti taip, kad padaryti, kad tą darbą, kurį aš dirbu, kokioj srity tai bebūtų, mokytojas, dėstytojas ar politikas, padaryti taip, kad aš savo asmeniškai tai priimčiau kaip tobulėjimo kelią. Savo norą augti ir nesustoti, nes 20, 30, 50 metų kiek pagrindinis dalykas bus visiems labai aiškus. Jeigu žmogus sustos tobulėti, mes sustosime visi kaip visuomenės judėti priekį. Ir jeigu mes suprasim, kad įgyjus diplomą ar pabaigus TSPMI, ties to negali sustoti, reikia eiti priekį. Tai ir bus ir mums asmeniškai individualiai ir sudėjus į vieną visumą norų augti ir tapti, na, sakykime, sėkmingą visuomenę. Tai aš tuo tikiu, aš tik paminėjau, žinoma, viešoje erdvėje vyraujančias nuotaikas ar percepcijas, bet aš kiekvieną progą raginu visą šitą popsą stumti šonu, nes yra per daug pozityvių dalykų, į kuriuos mes pamirštam pasižiūrėti arba jos tiesiog ignoruojam. Tačiau susijęti tai, ką mes kalbam su politikos būklė Lietuvoje ir žiūrint į 20-metį, kuris jau praėjo ir institutą, tai kas man pirmiausia ryškėja, tai jog tie daugiau nei 100 000 institutą baigusiųjų sėkmingai dirba ir sudaro vis didesnę dalį diplomatiniai tarnyboje, turbūt reikšmingiausia diplomatų ugdymo įstaiga yra tapęs institutas ir Užsienio reikalų ministerijoje iš tiesų daug gerų darbuotojų. Bet toli gražu ne tik Užsienio reikalų ministerijoje, ir finansų, ir energetikos, ir kitos institucijose, prezidentūroje. Šiuo metu, man atrodo, bent jau užsienio politikos grupėje visi institutą baigusiai patarė prezidentai užsienio politikos klausimai. Seime galim rasti patarėjais ar padėjėjais dirbančių, bet jeigu mes žiūrim į partijų narius, kadangi čia turim kelių partijų lyderius, jeigu mes žiūrim į Seimo narius, tai, jei neklystų, Seimo nario nei vieno nėra baigusio institutą ir galvojant apie kitus 20 metų, man natūraliai būtent šitas elementas, atrodo, turėtų labiausiai keistis, nors nemanau, kad politikos mokslų išsilavinimas yra būtinas politiko. O dėstymo neužskaitot. Okay. Kalbu apie alumnius šiuo atveju. Versle, manau, daug daugiau yra iš tiesų negu aktyviai politikoje. Tai mano klausimas būtų čia esantiem politinių partijų lyderiam, ar visgi jūs manot, kad po 20 metų tai gali pasikeisti, ar visgi nereikia tikėtis, kad protingi jauni žmonės, turintis gerą tarpdisciplininį išsilavinimą, turėtų domėtis ir aktyvę politinę veiklą, ne tik analizuoti, kas vyksta politikoje. Gal ne tą dėstą? Bet šiaip tai iš tikrųjų, aš manau, kad čia teisingai pastebėta ir iš ties taip susiklostė, kad politika iš tam tikrą prasme
iš to, kas buvo prieš 20 metų, iš permainų lyderio, pastaram laikotarpį didelė prasme yra nebeturi to užtaiso ir to vaidmens savyje, jeigu žiūrėt taip į pačią bendriausią politikos situaciją. Kaip tai keisis? Aš tikiu, kad keisis būtent tokia linkme, kad ir politikoje intelektualinis užtaisas, intelektualinė tam tikra dvasia, jinai stipresnė. Galbūt tam tikra vėlgi yra objektyvus ir visuomenės, ir politikos vystymosi dėsniai, kurios turime tiesiog suvokti, suprasti, juos turim pergyventi, bet tai nereiškia, kad galėtumėm taisytis su tokia situacija, kokią turim dabar. Vienas iš politikos didesnių trūkumų šiandien Lietuvoje yra didelis deficitas noro skaityti, aš taip pasakyčiau. Skaityti knygas, o manau, pas pono Lašą gerą knygą apie Steve'ą Jobsą, bet lygiai taip pat skaityti ir Financial Times, ir Economist, ir kitus dalykus, ir pažinti, kas darosi pasaulyje. Lietuvos vidaus politika, jūs labai gerai išauklėt visus diplomatus ir visus, reiškia, tuos, kurie dirba į išorę, bet Lietuvos politikos viduje labai trūksta normalaus intelekto, kuris galėtų palyginti tai, kas darosi Lietuvoje, su to, kas darosi už Lietuvos sienų, kas darosi Europoje, kas darosi visam pasaulyje. Iš to šiek tiek per daug erdvės yra arba tokiam viduj užaugusiam populizmui, galvojant, kad tai kažkur tai gali nuvesti, arba vidaus politikoje iš to yra kartais perteklinių baimių ir noro ne atsiverti globaliai konkurencijai, o užsidaryti nuo jos, būtent dėl to, kad jinai yra nepažįstama. Taigi, mokytis ir dar kartą mokytis, ar skaityti ir dar kartą skaityti yra, mano manimu, vienas iš receptų. Žiūrėk, klasikiniai šūkiai niekada nemiršta. Mokytis. Aš Mindaugai sureaguosiu pasakydamas, aš nežinau, ar taps to prototipų prancūziškų, tarkim, Sciences Po arba ENA, kur per šimtmečius buvo susiklosčiusios ar dešimtmečius tradicijos, tai paėmė į Lietuvos prototipę. Mes turbūt esam dabar šiek tiek kaip visuomenės, vakarų visuomenės judančios priešingą kryptim, kad nėra tradicinių politikų ruošimo kalbių tą siaurąją prasme. Bet kuo aš tikrai galiu pasidžiaugti, tai kad politinio intelektualinių diskusijų prasme židinys TSPMI yra ir iš daugybės įvairių forumų ir kitų dalykų aš tą galiu atsekti. Ir matyt, pradedant bent jau kalbant apie liberalėje ar konservatyvėje diskusiją, kuri čia iš ties yra vyruojanti. Labiau galbūt socialdemokratinė ar socialistų kryptis netrodo čia studentų tarpe stipresnė, bet bangomis galbūt reikalai vystosi ir ką gali žinot. Bet tikiuosi, direktoriaus mintis nenuskambėjo kaip užuomina, sakykime, kvotos TSPMI absolventams ar panašiai. Bet neabejoju, kad tokių, kurie sustiprins politikų korpusą, bus ir iš TSPMI. Aš iš tiesų norėjau